Sveiki gyvi, mėlyjeji mūsų klausytojai ir žiūrovai. Labas, labas. Labas, Vincai. Šiandien mes su Vincu pradedame naują tinklalaidą pavadinimu Džiazuojam apie pinigus. Šioje laidoje mes kartu su Vincu pakalbėsime apie tai, kaip mokyti vaikus ir ne tik vaikus apie pinigus, nes pinigų tema tokia, man atrodo, yra amžinai aktuali ir visada yra ką apie ją kalbėti. Tai ar jūs esate tėvai ar mokytojai ir tiesiog trokštate jaunąją kartą išmokti finansinių įgūdžių, šioje tinklalaidėje manau, kad rasite įdomių minčių ir patarimų. Čia bus galima rasti ne tik patarimų, kaip ten su jaunoja karta dylinti per įvairias prizmes, bet aš net nebijoju, kad dažnai dalis klausytojų, žiūrovų ar ką čia mes turėsim, tikrai atpažins save situacijose, kur jiems patiems dalykai rezonuoja, nes mes kalbam iš savo gyvenimo patirčių ir savo klientų gyvenimo patirčių ir dažnai tos patirtis, kad ir kaip mes norėtume, nėra unikalios. ir turi tendenciją kartotis, taip. Gerai, tai kadangi tai yra mūsų tokia pirmoji laida, kurią plačiau norime parodyti žmonėms, manau, kad būtų naudinga prisistatyti. Tai pradėsiu aš nuo savęs, aš pati esu knygos apie pinigus su vaikais autorė, taip pat mokymų finansiškai laisvi vaikai lektorė, turiu pati 3 vaikus, tai turiu daug patirties ir vaikų ugdyme. Vincai, tave žinau kaip žmogų iš Jaunimo finansų akademijos, asmeninių finansų ekspertą, taip pat finansinio gyvenimo žaidimo autorių, bet gal nori kažką pridėti iš savo pusės? Aš esu žmogus, kuris gerai jaučiasi su pinigų tema ir tikrai turiu ką ir dažnai pasidalinti iš patirties, iš savo žinių bagažo. Aš taip pat turiu 3 vaikus, kaip ir tu, ir čia mes randam tikrai bendrą kalbą, nors aišku, tos situacijos skirtingos, bet mes kaip tėvai vėlgi pakankamai tų situacijų esame išgyvenę, kad galėtume jomis pasidalinti. Jokiu būdu tai nereiškia, kad mūsų patirtis ar žinios yra ta absoliuti tiesa, ne, kuria kažkas čia turėtų kažkaip vadovautis, bet tai yra požiūrio kampas. Ir tikriausiai šitas visas, ką mes darom, ir yra to požiūrio kampo tiesiog parodymui, šalia kitų požiūrio kampų, kuriuos žmonės turi. Taip galvoju, kad pirmoji tinklalaidė gal visai būtų verta papasakoti, kaip mes susipažinom, nes nors šiaip turim panašumų, turim po 3 vaikus, jo panašumas, bet gyvenam skirtingose miestuose, todėl ir šitą mūsų tinklalaidė online, gal ne tik todėl, bet ir todėl Vincas iš Kauno, aš pati Vilnietė. Ir istorija tokia trumpa mūsų susipažinimo tokia. Aš šiaip turiu finansiškai laisvų vaikų klubą, kur tėvam padedu auginti, ugdyti finansiškai laisvus vaikus su įvairiais patarimais. Ir man tas klubas kažkaip ten nesėjo, ar ne taip ėjasi lengvai, kaip norėjosi. Ir žinau, kaip čia jį paįvairinti, gal reikėtų kokį nors žmogų pritraukti, kuris turi tokios charizmos ir įdomiai papasakoti apie tos pinigus. Ir aš keliems žmonėms parašiau, gal būtų įdomu prisijungti, gal kažką bendro padarom. Ir Vincas buvo tas, man atrodo, 3 ar 4 žmonės kontaktavau, kuris iškart man paskambino, sako, jo, čia darom, aš čia tokį žaidimą turiu, kurį mes čia mokyklose darom, bandom tame klube tą žaidimą pažaisti. Ir mes jau dabar tam klube žaidžiam jau turbūt arti 1,5 metų, ar ne jau to atėjo? Aš realiai skaičiuoju, kadangi tenka per savaitę išleisti po 1 pamoką pilnai paruoštą ir ten sugrumuliuota visą, tai 24 savaitės, tai kiek čia yra? 4... 6 mėnesių, pusę metų, tai pusę metų tokio nuoseklaus, stabilaus darbo, tai iš tikrųjų labai fainas, labai reikšmingas projektas ir kaip aš tau ir sakiau, sėkmė vien tame, kad mes jį pavaidžiam. Faktas. Ir tada tame kontekste žaidžiam tą visi finansinio gyvenimo žaidimą, visi, tai kiekvienas atskirai su savo vaikais. Bet mes su Vincu čia kurį laiką viskas mėnesį suskambinam ir pakalbam kokią nors temą. Ir kažkaip neblogai mums sekas kalbėti ir kaip tik beveik prieš mėnesį gimė Vincui mintis, iš tiesų ne man, Vincas sako, tai gal padarom plačiau, kad jau čia taip diskutuojam tokiam įvairiom temom. Ir aš sakau, reikia pagalvoti, bet kažkaip pagalvoju ir man atrodo, čia tokių pasitaiko galimybių tik vieną kartą gyvenime, žinai. Ai, Lina, aš tai žinau, tu čia kaip moteris, žinai, biškį pasilaužyti reikia. Jeigu galima sutikti.
Bet šiaip tai taip, nu, mintis ir visa ta pradžia yra tokia ir taip, šito viso užmanimo noras yra truputėlį taip, nu, vat laisviau, nes, nu, vat tų tokių laidų, pokalbių apie tos pinigus, ten investavimą, nu, mes turime, ne? Bet tai yra, nu, taip, bent jau man asmeniškai taip gal biški norisi dažnai, vat to tokio, nu, laisviau, organiškiau, buitiškiau truputėlį, nu, nes visi mes esam tie žmonės, kurie keliasi ir iš lovos, valosi ten dantis, valgo pusryčius ir panašiai. Nu, tai vat, nenueiti nuo tos mūsų kasdieninės rutinos, bet kartu nepamiršti, kad tie pinigai ir kaip mes toje rutinoje su jais elgiamės ir apsprendžia ten tuos didelius dalykus, o ne va dabar čia kažką paklausiau, kažką sėsiu, padarysiu, žinai, ir staiga viskas pasikeis. Nu, ne taip veikia. Tai va, tai dėl to ir mūsų pavadinimas yra džiazuojama apie pinigus, nes su Vincu mes ketinam džiazuoti. Taip, nes mes nežinom, kas bus už 10 minučių, tai yra džiazas. Tai gerai, tai noriu pristatyti tada šios dienos temą. Tai šios dienos tema yra paslaptis, kurias milijonieriai perduoda savo vaikams. Labai tokia, sakyčiau, įdomi ir ne vienareikšmė tema. Kodėl nebejoju, kad bus čia reikalų, nes vien paslaptis ir milijonieriai jau yra jau sukeliantis dalykas. Jo, tai šitą temą pasirinkau iš dalies ir dėl to, kad mes klube apie tai šnekam, bet jinai yra tokia nelabai praktinė, bet, sakyčiau, viso ko pagrindas, nes įsitikinimai, kuriuos mes turime apie pinigus, dažnai lemia daug daugiau negu mūsų konkretus įgūdžiai, nes jeigu mums nepavyksta kokio nors, čia iš savo patirties ir iš stebėjimų kitų žmonių, kurie su manim bendrauja, kad dažnai mūsų įpročiai nesigauna arba įgūdžiai nesigauna dėl to, kad mes turim kažkokius giliai esančius įsitikinimus. Tai gal mes ir žinom, ką daryti, bet nedarom būtent todėl, kad turim įsitikinimus. Tai apie tos įsitikinimus arba apie tas paslaptis šiandien ir pakalbėsim. Tai vėlgi, ne aš čia sugalvojau, čia gal norėčiau dar tokį pasakyti, ar ne, tai šitos paslaptys paimtos iš tokios angliškos knygos Secret Self-Made Millionaires Teach Their Kids. Tai čia yra bičias toksai Steve'as Siboldas, kuris apklausė, nu bent jau taip teigia, 1200 milijonierių Amerikoje, kurie tapo milijonieriai patys. Na, ta prasme, kad nepaveldėjo, bet patys užsidirbo tą savo milijoną. Na ir jisai klausė, kokios jų yra gyvenimo filosofijos ir nuostatos. Na ir jas apibendrino į tokią knygą, iš kurios ir paimsim tos kelis perliukus. Tai, Vincai, klausimas tau, norėčiau nuo jo ir pradėti. Ar manai, kad iš viso yra svarbu žinoti tas paslaptis, kurias, na, tie vadinami milijonieriai perduoda savo vaikams? Žinai, šitoje vietoje iš karto toks cing, tai ar čia tos paslaptis tikrai yra paslaptis? Nes pinigų temoje jau iš tikrųjų tai, nu, iki gyvo kaulo visos tiesos yra, nu, iškaltos ant kiekvienos tvoros, kur tai, ne? Ir problema dažnai ne dėl to, kad žmonės nežino, nu, kad aš nežinau, ne ką daryti, bet vat, kaip tu ir sakai, nu, kad gal kažkas kitas sutrukdo eiti ten, kur tariamai žmogus nori nueiti. Ir čia turbūt dar viena vieta, tai ar tikrai pinigai yra tai, ko žmogus nori. Nu, visi mes deklaruojam, žinai, kad, nu, mums ten pinigų reikia, mes jų norim, ne, bet nori tikrai. Nes jeigu tu tikrai nori pinigų, tai tu rasi būdų, kaip jų gauti. Kaip jų užsidirbti, žinai, ką padaryti. Bet, tai pasakai, kad gal norim kažko daugiau negu pinigų. Nu, sakant, mes norim kažko tiesiog kito. Pinigai yra tiesiog, nu, kelias, įrankis, žinai, mums kažkaip nueiti ten, kur mes norim nueiti giliai ten širdyje. Problema, kad dažnai žmonės patys nežino, ko jie nori. Nu, jie sako, noriu ten milijono, ne, bet, nu, kala, ten dirba, sveikatą gadina, ne, uždirba tą milijoną ar ten kažkiek ten tų pinigų. Ir tada, šit, aš tai nelaimingas. Bet taip, norėjau milijoną, nu, turiu ir ką. Nu, ir staiga ir griūna gyvenimas, nes aš sekiau, dariau, plušau ir staiga tai neteikė džiaugsmo. Ir čia šiaip pakankamai tokia rimta žmogui, apskritai siekiančiam kažko dilema, atrasti savyje ir savo
aiškiai pasakyti, ko aš noriu. Vat, nu, ko aš iš tikrųjų noriu ir tada nustoti vaikytis tų primestų dalykų. Nu, iš manęs nori tėvai ten kažko, ne žmona iš manęs nori, šitas vyras kažko nori, bet tu gal nenori. Ir tada, kai tu darai tai, ko nori vyras, tu nesi labai happy, net jeigu ir pasieki tikslus, nu, nes tai yra kind of ne tavo dalykas. Jo, vienas dalykas, tai atkreip dėmesį, ko mes patys norim, o ne mūsų aplinkiniai, bet kitas dalykas, aš manau, kad jie ir norai skiriasi. Nes visiškai. Ir per gyvenimą jie gali kisti, nes didžioji žmonių, kurie išeina ten į tą platųjį pasaulį, nu, manau, kad ta mūsų aplinka visuomeninė, jinai vis tiek turi tą tokį pakankamai stiprų spaudimą, kad nereiktų pinigų uždirbti, ne? Bet labai teisingai pastebėsiu iš savo patirties, žinau, kad tie, kurie galų galia uždirba tų pinigų, suprantu, kad ne čia esmė, bet kol neuždirba, gal nelabai supranti, kad ne čia esmė. Nu, kad ir kiek visi sakytų, žinok, ne čia esmė. Taip, nes šitoje vietoje, žinai, vat, aš irgi esu kalbėjęs ne su vienu žmogum, kurie iš tikrųjų, nu, tų pinigų turi. Nu, jiem jau nebėra svarbu, žinai, kaip ten tą duoną užsidirbti. Tai, vat, uždirbus arba gavus ten pakankamai tų pinigų, kai tau jau, nu, pasidaro nebesvarbu, kaip tu pragyvensi, nes, nu, tu tiesiog turi šaltinius, iš kurių tu gyveni. Pinigai staiga dingsta iš to dėmesio centro. Ir kai jie dingsta iš dėmesio centro, staiga taip pasirodo, kad, nu, tai yra tik užuolaida, kuri maskatojasi ten prieš nosį ir trukdo matyti realiai. Yra žmonių, kurie taip, nu, siekia pinigų kaip, nu, va tokio dalyko. Jiem nesvarbu, kaip tie pinigai ateina, jiems svarbu patys pinigai. Ir tada, aišku, jie eina su tom grėsmėm, kad, nu, pinigai, žinai, visų pasaulio pinigų neuždirbs ir tada žmonės, nu, tiesiog sudega besiekdami vis didesnio kąsnio, nes ir knygų apie tai yra ne viena parašyta, kaip, nu, tu uždirbi milijoną, tada sieki 10, tada 10 jau mažai sieki 50, tada jau eini milijardą, bet milijardas ateina su, tarkim, rizikom, kurių jau tu ignoruoji realiai, nes, nu, jūra iki kelių ir tada anksčiau ir vėliau tas godumas žmogų pražudo. Tai, bet čia, nu, nueikim nuo tokių, o visi kiti iš principo, tai, nu, mums reikia pinigų, ne pačių pinigų mums reikia pinigų, kad jie leistų mums padaryti A, B, C, D. Ir vat tavo A kainuoja ten 100 eurų, ne, ir viskas. Jeigu tu turi 100 eurų ir tu gali daryti A, nu, tarkim, nežinau, tau norisi gelbėti pasaulį, ne, ir surinkti visus ten šniukus, ten patvariais besiganančius. Nu, tai jeigu tu gali, pavyzdžiui, turėti prieglaudą ir ją išlaikyti iš savo srautų, tai viskas, ta prasme, tu ir išleisi tiek, kiek ta prieglauda suvalgo, nu, ir jausies tame labai gerai. Ir tau nebereikės daugiau. Nu, taip, nu, gardas naujas, visa kita, bet tai yra, nu, ribota pinigų suma, kuri yra reikalinga. Ir laimė suteikia ne, ir tą džiaugsmą ne, tai, kad tu turi pinigų, bet kad tu su jais turi pakankamai, kad su jais padarytum A, B arba C dalykus. Už tai tas, nu, toks milijonierių, vat šitą tokia klišė, žinai, ne, dabar milijonieriai. Tai vienam reikia milijono, kad padarytų ten, vat, šuniuko namus, ne, kitam reikia galbūt 10 000, nes jis nori kokias dirbtuvėlės pasidaryti ir ten iš medžio kažką drožti. Ir viskas, jis ten drožia, gyvenimas rožėmis klotas, nes žmogus save išpildo. Jis išpildo savo pašaukimą ir to pašaukimo kaina kiekvienam iš mūsų yra labai skirtinga. Bet mes aš kaip minėjau, lengva sakyti, kol nesi pasiekęs, man atrodo, vis tiek labai norisi pasiekti, mes su kolegėm juokaujam, kad mes gal pirmą tapsim labai turtingos, čia kai verslą įkūrėm, ar ne savo, ir sakė, mes pirmą gal tapsim labai turtingom, tada suprasim, kad mums to nereikia ir tada galėsim, bet tos labai turtingos vis tiek norim tapti. Tai grįžtant prie to milijonierių, ne, nesakai, kad tai yra klišė, nežinau, kodėl tas dabar milijonierius, na, toksai jau čia pavadinimas, kur atrodo, čia visi labai norim, bet iš tiesų, ką reiškia būti milijonierium, ar čia reiškia, kad esi turtingas, jeigu tu esi milijonierius, ar apskritai, milijonierius tai kas? Jeigu tu milijoną sąskaitai turi, ar šitau verslas milijono vertas, ar kas tas milijonas? Mes labai lengvai galim pasiklysti lingvistiniuose spąstuose, aš taip vadinu tokias situacijas, nes tai, kaip tu įsivaizduoji milijonierių ir kaip aš įsivaizduoju milijonierių, dažniausiai greičiausiai nesutampa. Paklaustume čia 3 ar 4, tai jis dar kitokią nuomonę atneštų ir
tos tokios, tai kas tas milijonierius, kol po ilgų diskusijų nesutartume, kad, tai yra žmogus, kuris atitinka kriterijus ten A, B, C, D, tol jis, tarkim, nesivadina milijonieriumi. Štai, nes, tarkim, milijonierius jau pririša, kad tai yra milijonas, ne? Tai ko, ten Zimbabvės dolerių ar amerikietiškų, eurų čia reikia turėti milijoną, o čia sąskaitą, kaip tu sakai, reikia turėti milijoną ar milijono vertės turtą, žinai, kažkokį. O tai verslas, žinai, tarkim, tu esi akcininkė, ne, įmonės, tai tas, jeigu verslas vertinamas milijonu, tai čia tu jau milijonierė ar ne? Praktiškai, jo. Praktiškai. Ar tikrai? Aš žinai, bendrai paėmus yra toks Lietuvoje leidinys, nežinau, kiek pats esi vartęs, nes man atrodo, kad čia visi įskaito, bet pasižinau, kad ne visi, kuris vadinasi Top 500 turtingiausių Lietuvos žmonių. Neskaitau. Bet gal kada nors esi. Atrodo boring, žinai, vakarui prieš miegą, Top 500. Yra įdomių dalykų. Bet aš pastebėjau, kad man atrodo prieš 5 metus, kai žiūrėjau, 500 žmonių, tai ten 500 vietoje jau yra žmonės, kurie ten turi milijoną turto ir ten šiek tiek daugiau negu milijoną ir galvoju, kad realiai tų tikrų milijonierių, jeigu pagal turto vertę vertinant, nes jie ten turto vertę vertina, yra tik 500 Lietuvoje pasirodo. Dabar, kai žiūrėjau, man atrodo, paskutinį leidinį jau buvo 500 vietoj, gal ten 5, 6 ar 7 milijonus turintis. Tai žmonės kaip ir gaunasi, kad turtingėja ir tie to 500 žmonių turtingėja. Bet aišku, jį tikrai ne visi patenka, nes yra žmonių, kurie niekaip to nedeklaruoja, nes nesu tikrai, iš kur jie ima, gal iš kokių nors registrų centro finansinio ataskaitų, ar ne, kur žiūri tą turto vertę. Bet tikrai ne visi yra. Ir tada toks klausimas, aš pati, jeigu iš to 500 įmant, ar ne, tai tikrai pažįstu nemažai žmonių, gal 10, gal ir daugiau, ir pakankamai gerai. Bet ir tas norėjau paklausti, kiek tu pažįsti žmonių, ar daug pažįsti tų milijonierių, kurie tą milijoną, tarkim, tai yra turto vertė, ne, užsidirbo patys savo rankomis, kurdami verslą. Aš bendrausiu žmonėm, kurie, kur matau, kad jie turi ir uždirba, bet aš nežinau ten jų skaitliuko elementariai. Neturi prisijungimo prie banko, ne, kad pasižiūrėtum. Nes turtas yra toks dalykas, kuris gali būti labai klaidinantis. Ir tiek tu, ir tiek aš tą žinom. Tai, su kuo tu važinėji, ne, parodo ne tavo turtą realiai, arba ten, kur gyveni. Tai parodo tavo pajamų lygį, kur kas labiau negu turtą. Nes jeigu tu gyveni name, bute, pavyzdžiui, ne, kuris ten senos statybos name ir kurio ten vertė 100-150 tūkstančių eurų, tai mes tarsi vertinam, kad žmogus neturtingas, ta prasme, ta milijonieriaus prasme. Jeigu tu ten gyveni Vilniaus centre, bute 200 kvadratų pastogiai, tai galvom, kad tu jau čia, ta prasme, turtingas, ne? Bet ko niekada nesimato, tai yra žmogaus įsipareigojimų. Nes jų ant kaktos neparašyta, apie jos niekas nekalba. Tai gali pasirodyti, kad tas bičias, žinai, kur turi 100 štukių vertės būtą, jis pilnai priklauso tam bičiui, o tas, kur turi 200 kvadratų, žinai, Paliepį Vilniui, jis yra pilnai paskolinis. Ir tada klausimas, tai kuris turtingesnis? Ir tada prasideda, kad taip, tas, kuris gyvena Vilniaus Palėpiai ten centre, jis uždirba daugiau. Taip, nes jos rautas leidžia mokėti ten, tarkim, paskolą, ne, ar nuomą, ar panašiai. Bet ar jis yra turtingesnis, mes niekada nesužinosim. Irgi yra knyga, ten jūsų kaimynas milijonierius, ne, taip berods vadinasi. Tai čia ten ir būtent apie tai ir kalba, kad tu nežinai, ką realiai tavo kaimynas, kiek turi turto, nes tai, su kuo jis važinėja, tai, ką jis turi, niekaip neatspindi jo tos tikrosios grinosios vertės. Čia tokią savoką reikėtų įsivesti, ne, grinoji vertė tai yra tiek, kiek lieka iš tavo turto atėmus tavo įsipareigojimus. Ir jeigu mes sakom, kad milijonierius yra tas, kurio grinoji vertė yra milijonas, tai yra, nusimetam visus savo reikalus kitiems ir sakom, pas mane lieka daugiau negu milijonas turto, dar pagidautina kažkokią, tokią likvidaus, žinai, nes jei nelikvidas, tai vėl tada mes turim fermą laukuose milijono vertės, bet tau reikia valgyti ir tu kainį graužt fermos kampą, žinai. Tai čia yra tiek tų niuansų, kuriuos mes pamirštam tiesiog kasdienybėje, matydami žmonės, jų rekvizitus, kuriuos jie demonstruoja, bet tai yra vienintelis, mums tai yra vienintelis prieinamas būdas įvertinti, ne, jeigu žmogus nepasakoja.
Nu, arba ten pasakoja, bet tu niekada nepatikrinsi, žinai, ką jis ten kaip. Tai šiuo atveju net ir tas top 500, nu, jis yra sąlyginis sąrašas, nes aš tikiu, kad jeigu mes dar pridėsim top 500 skolininkų, žinai, tai ten tas paveikslas gali būti irgi labai įdomus. Va, tą sąrašą tai aš paskaityčiau. Gerai, tai čia iš tiesų galim diskutuoti apie tai, kas tas milijonierius, kas ne milijonierius ir ar norim čia būti tais milijonieriais, bet manau, kad jeigu imti tokią bazinį mąstymą, ar ne, nu, tai mes vis tiek norim turėti, turbūt didžioji dalis žmonių nori turėti daugiau pinigų, gal ne visi žino kam. Ir šios dienos tema yra būtent pakalbėti apie tas, paslaptis, kaip tu sakai, tiesas, nes jas visi žino, gal jas tai nėra paslaptis, kurias tie milijonieriai perduoda vaikams, kitaip sakant, kaip jie kitaip mąsto negu didžioji dalis žmonių. Ir aš iš tos knygos išsirinkau tokias 5 paslaptis, kurios man pasirodė įdomesnės, galbūt ne vienareikšmės, tam, kad diskusija būtų įdomesnė. Nu, tai aš dabar jau, žinok, sėdžiu tempęs ausis, nes dabar mano gyvenimas pasikeis, nes aš sužinosiu 5 paslaptis. Pirmoji paslaptis skamba taip. Didžioji dalis žmonių yra avių banda. Ir truputį papasakosiu, kas tai yra. Tai iš tiesų, manau, kad visi pastebėjom, kad bendra tendencija visuomenėje yra, kad tų influencerių, vadinamų nuomonės formuotojų, kiekis didėja, sekėjų, tų followerių kiekis irgi didėja, nes vis žmonės nori kažką sekti, nori, kad kas nors jam pasakytų, kaip gyventi, kokią nors protingą mintį numestų ir panašiai. Tai autoriaus mintis yra, kad jeigu nori būti turtingas, tai turėtum mąstyti nepriklausomai. Gali sekti, aišku, kažką gali paklausyti, bet kiekvieną tą žinutę, kurią išgirsti, turėtum persvarstyti, pergalvoti ir nuspręsti, ar tu su tuo sutinki ar ne. Ir jeigu yra kažkokios socialinės normos, įstatymai, kurios sukūrė kiti, vėlgi nebūtinai reikia jiems paklusti. Aišku, tol, kol tai yra įstatymų ribose, tai čia niekas nesiūlo įstatymų pažeidinėti, nes į kalėjimą galima atsisėsti, bet tol, kol yra įstatymų ribose, mes turėtumėm pakvestionuoti, galbūt kažkaip elgtis kitaip. Tai apskritai apie šitą paslaptį, kokios pirmos mintis kyla išgirdus ją? Tai pirma mintis išgirdusi, kad didžioji dalis žmonių yra avių banda, tokia, dabar jeigu aš pritarsiu, ne, tai tada reikia prisidengti, nes atskries pomidorų biškai. Tarp kitko, tai knygai, kas man irgi nelabai patinka, nes jis sako, nes ten autoris sako, kad tik niekam šito nesakykit. Ja, nesakykit draugų. Negali tokių dalykų, žinai, kitam žmogui sakyt, visi esat jūs avių banda. Tame tarpe, žinai, ir aš. Rašo, ne? Jo. Tai čia tokia, tokia suabsoliutinta turbūt versija mūsų socialinių tarpusavio santykių ir polinkių ir panašių dalykų. Ir aš taip žiūriu, kad šitas pasakymas turi, dvi pusės, žinai. Iš mano asmeninės patirties, iš mano asmeninio požiūrio ir mano pasaulio suvokimo, tai yra į viršų ir į apačią. Tai į apačią, pavyzdžiui, ne, tai gerai, kai yra avių banda, nes ją lengva suvaldyti. Kaip čia švelniai pasakyti, žinai. Kai tu turi žmonės, kurie dirba tau, priklausomai vėl nuo to, ką jie daro, kai kada tas jų kvestionavimas yra į naudą, kai kada ne, nes yra vietų, kur nereikia, kad žmonės improvizuotų, ne? Nereikia, kad jie darbą padarytų ir tada reikia, kad jie eitų, sektų ir darytų darbą, ne? Kai, pavyzdžiui, aš žiūriu viršų, nuo savęs į viršų, tai tada taip, aš esu toj pozicijai, kad, tai jeigu tu man pasakė, ne, tai o kodėl tu taip sakai? Kuo tu grindi tai, ką tu sakai? Ir žinai, ar tu turi realų pagrindą, ar čia yra tik tavo, žinai, įsivaizdavimas. Ir taip, aš turiu iššūkių su autoritetais dažnai, tikrai, nes aš visada klausiu, tai, tapsime, kodėl, žinai, kodėl yra taip, kaip tu sakai, jeigu aš akivaizdžiai matau, kad galima ir kitaip. Ai, nes taip įprasta. Tavęs nemėgo, man atrodo, mokytojai. Nemėgo, jo, manęs apsitai žmonės šitą vietą nemėgsta, nes labai paprasta, aš kvestionuoju, kodėl tu darai taip, pavyzdžiui, nes taip įprasta, bet žiūrėk, galima ir kitaip, ne, tai čia tai nesąmonė, o kodėl nesąmonė, nes taip nieks nedaro. Tai prasme, žmogaus argumentas baigėsi, nedarom taip, nes nieks taip nedaro. Ir tada taip mes grįžtam, kad žmonės įpratę daryti taip, kaip visi, įprastai.
Bet jeigu tu darai taip, kaip įprastai visi daro, tai tu ir turi tai, ką turi visi. Įprastai. Jo, aš šiaip pati, kai savo gyvenimą žiūriu, tai aš tokiam visai mėgdavau tas taisyklės, nes, man atrodo, tos taisyklės daro gyvenimą paprastesnį. Na, tarkim, jeigu Vienareikšmiškai. į mokyklą, tai atsikeli 8 ryto, čia kol eini į mokyklą, eini 8 ryto ten tą į mokyklą, pabūni pamokos, eini burelį, grįžti ten pavalgai, eini miegoti, po to universitetą, po to ten darbą, ir toksai atrodo paprasčiau viskas. Tai ką tu sakai, čia turbūt reikėtų jau truputėlį nukrypti tai, kaip mūsų smegenys nori veikti, o jos nori veikti mažiausių sąnaudų režimu, ir sąmoningas galvojimas apie dalykus, kaip žinia, reikalauja energijos daug. Ir mūsų įėjimas į rutiną ir rutinos pavertimas įpročiais automatizuoja tai, ką mes darom, ir atlaisvina mūsų labai ribotą dėmesį. Todėl mes negalvojam, kaip ten bėgiai perjungti mašinoje, mes negalvojam, kaip batus susirišti, mes visiškai negalvojam, kaip ten dantis valomės ir kaip ten tas šepetėlis, jis tiesiog padaro savo darbą, nes ranka žino, ką reikia daryti, bet smegenis jau dėmesingai, tiesiog tas veiksmas jis yra jau kitoj vietoj ir mes nueinam į tą automatizmą. Tai čia ir gerai, ir blogai, nes mes atlaisvinam dėmesį svarbiems potencialiai dalykams, blogai, kad labai sunku keisti automatizmą tada, nes jis tiesiog vyksta ir tada dvigubai daugiau dėmesio reikia, kad pastebėti savo tą automatizmą, kuris potencialiai žalingas, ir dar tada dėmesingai jį bandyti atlankstyti ir kažkaip kitur nukreipti, nes įpročiai labai gajus. Ir dažnai žmonės negalvoja, kodėl jie elgiasi vienaip ar kitaip. Tai tame pasakyme apie tas avis slypi labai tiesiog daug tokių ir evoliucinių, ir mūsų fiziologinių dalykų, ir požiūrio dalykų. Ta prasme, žmonės, ir mes, ir tu, ir aš, turime beprotiškai daug baimių. Ir bijodami mes tiesiog prisitaikom, nes nenorim ten gauti per pakaušę, ne? Ir tada mes elgiamės kaip visi. Kaip banda. Tai stovėti prieš bandą yra žiauriai sunku ir sudėtinga. Tai ką norėjau pabaigti, ar ne, tą savo mintį, tai gyvenau pagal tas taisyklės ir po to susitikau vieną iš tų 500 žmonių, su kuriuo pakankamai artimai dirbom, ir man buvo žiauriai keista, bet taip realiai. Aš jį žiūriu, jis kvestionuoja viską, bet taip pat iš eilės, nes aš kažkaip, bendrai, pavyzdžiui, su institucija kokia nors, ar ten, nežinau, su kredito įstaiga, ar su kokia nors, valstybinė institucija, pasakė ten deadline'as toks, tai toks, pasakė, reikia užpildyti formą, tai pildau, o jis taip, o kodėl čia reikia laukti, skambink, čia viską pakeis. Ir aš tik tada supratau, realiai, taip su juo labai artimai padirbus, ant kiek aš esu įvažiavusi tai, kad, man pasako, tai aš pagal tas taisyklės ir važiuoju. Ir ant kiek jisai kiekvieną tą kvestionuoja. Mes kažkada po to su juo turėjom diskusiją ir aš sakau, turbūt tau šiaip nelengva gyventi apie tai, ką tu sakai, nes labai daug energijos kainuoja, kiekvieną, ką pamatai, o gal reikia kitaip daryti, žinai, tai toksai. Bet tas mano poslinkis iš to tokio, kad, jo, taip kaip yra, taip aš ir darysiu, dabar visiškai vos truputį daugiau pakvestionuoju, tikrai ne visą kvestionuoju taip kaip jis, aš visai esu patenkinta jo ir dabar darydama verslą irgi pastebiu, kad, daugiau aš pagalvoju, kad, gerai, pasakė taip, bet gal reikia, dar 3 kartus perklausti, ar negali būti kitaip, o gal dar kažkam paskambinti, dar pasišnekėti, ar ne? Jo, tai Lina, man atrodo labai gera. Lina, tai apie ką tu kalbi yra toks, proaktyvumas vadinamas, ne? Tai reiškia, kad, aš turiu iššūkį, kurį man reikia įveikti ir aš galiu tiesiog eiti su aplinkybėmis, arba galiu kažką dėl to padaryti. Ir taip, tas proaktyvus požiūris, jisai reikalauja tikrai juntamai daugiau energijos, kartais daugiau energijos, nes tai reiškia, kad aš apie tai turiu galvoti, aš turiu dėti pastangas, aš turiu nugalėti pasipriešinimą svetimą, kad ten reikalai eitų ten, kur noris eiti, arba judėtų greičiau, arba panašiai. Visas taisyklės sudarė žmonės. Taisyklių laikymas irgi prižiūri žmonės. Vieni žiūri biškį atlaidžiau, kiti biškį rimčiau. Darbuotojas, kuris, tarkim, mane ten banke tau padeda pereiti per procesą, kuris yra banko labai aiškiai apibrėžtas. Bet jis, ta prasme, jis gali būti tavo sąjungininkas, gali būti tavo pagalius kaišiot, žinai. Tai jeigu tu sugebi prie to žmogaus prieiti, su juo surasti santykį, kalbą,
ir tada, aktyviai su juo dirbti, tai greičiausiai tavo reikalai judės kitaip negu visa kita krūva. Kaip ir priėjom bendro sutarimo, kad kaip savybė gal visai nieko, tik tai reikalauja daug energijos, bet pasiekti gali padėti. Jeigu mes kalbam apie šiuo atveju apie milijonierius, ne, tai bet kokiu atveju tas kalba apie milijonierius suponuoja, kad žmogus yra pasiekęs daugiau negu vidutinis, ne. Tai ta prasme, tai yra neišvengiama. Tu negali įprastai elgdamasis būti geresnis už kitus. Daugiau pasiekęs, daugiau turintis. Tu turi dėtas ekstra pastangas, kad gautum tą ekstra rezultatą. Tiesiog kitaip neveikia. Dabar turiu tau klausimą tokį žudantį. Davai. Anglai turi tą killing question, žinai. Vis tiek apie tos vaikus mes čia kaip ir truputį dar išnekam, ne tik tai bendrai apie tas savybės. Ir aš kai galvoju apie tai, kaip tą savybę įdėkti vaikuose, ir tai yra labai skausminga kaip tėvam, nes mes kaip tėvai, jeigu mes norim lengvo vaikų auklėjimo procesą, tai mums visai patogu yra, kai jie paklūsta mūsų taisyklėm, kai mes su jais susitariam ar ne ir daro, ką nori, ką mes norim ar ne, ar ką bendrai susitariam. Tikrai nėra lengva auginti žmogų, kuris viską kvestionuoja. Aš turiu vieną tokį šeimą, kuris visą kvestionuoja ir jis kvestionuoja ne tik mano ten ar vyro, bet ir mokytojų. Tai mokytojai kiekvieną kartą per kiekvieną susitikimą ten tiek reikia atklausyti, kodėl jis nedaro viską pagal taisyklės, o viską daro atvirkščiai. Ir žiauriai man kaip mamai, žiauriai sunku, dabar pasakyti jam, kad nežinok, tu žiauriai gerai varai, čia mąstyk visiškai kitaip negu visi kiti ir žinok, daug pasieksi. Nes, atrodo, kad tos socialinės normos teks. Aš neturiu tokio, bent jau dar kol kas neišaugo. Tai mano vaikai mažesni, tai gal dar išiškės, bet ne, aš neturiu to pas save šeimoje, bet, tavo atveju, jeigu tu turi tokį vaiką, turbūt esminis klausimas, ar tai tam vaikui, žalinga, bet, ne tai, kad jį ten kažkaip blogai žiūrės ar blogai vertins, bet, taip žalinga, jau tiesiogiai, žinai. Tiesioginė grėsmė kelia jo gerbūvį ir sveikatai. Tai dažniausiai tokie kvestionavimai mokytojo ir tėvų ir aplinkos nėra ta vieta, kada jam ten grėsmė kelia kažkas tai, bet tai labai parodo tuos, kaip aš vadinu, aplinkos įtrukimus, žinai. Trūkumus, nusistovėjusių normų, tokį sąlygotumą labai didelį, kažkokį tai tylų priėmimą, kad, kažkaip taip turi būti. Ir tokie vaikai, jie ateina ir jie griauna, ir jie tada kvestionuoja tave, ir tada tu supranti, kad, yra du būdai, ne, su tokiu vaiku, arba tu eini per galios prizmę ir tu tiesiog užlauži vaiką, nes, tu esi mama ir tai yra vaikas ir tu turi tam teisę. Tai yra vienas kelias ir tai yra liūdna, kad tai yra gerokai dažniau pasirenkamas kelias tokiam santykyje. Ir yra kitas kelias, kai tu turi atstovėti savo nuomonę. Bet tai yra nepatogu, tu turi staiga tapti adekvačius tėvu arba mama. Tai yra nereikalauti tik dėl to, kad tau trenkia principas kažkoks į galvą, ne? Arba kad tau sukilo pyktis ir tu nori išlieti ant vaiko, tai reiškia, kad tokį vaiką turėti yra dovana didelė, jeigu tu supranti. Nes tai reiškia, kad tai yra labai didelis pagrindas tau pačiai augti kaip asmenybei, nes kiekvieną kartą, kai vaikas tave diorgina, iškart žiūri veidrodį, kodėl mane tai nervina, su kuo aš nesusidylinu viduje, kad man pramušinėja saugiklį. Ir dažniausiai mūsų mokytojai, jie neturi šitų kompetencijų. Ir aš tai apskritai mokykloje nesitikiu išmokyto tokių kompetencijų, jeigu mes kalbam apie vidutinę mokyklą, nes ten yra vidutiniai mokytojai. Taip? Vienas kitas, kaip ta žvaigždė už rytinė danguje yra šviesulys tikrai, kurie sugeba. Bet tada, jeigu atkreipsi dėmesį, tokius mokytojus vaikai labai gerbė. Ir jie jų klauso, ir jie, ta prasme, nekvestionuoja jų tada, nes ten yra autoritetą. Jie tada linkia priimti, ką mokytojas sako, o nerautis, žinai, kad ką tu čia šneki. Ir tikrinti Google, ar tu čia šneki tiesą, žinai. Ne, jie tada klauso, nes mokytojas turi autoritetą. Tai tas kvestionavimas, aš tau pavydžiu iš to vietoje lengvai, jeigu tu turi tokį vaiką.
Žinai, aš Nes tas tu sakyčiau, turi čia yra teorijos ir praktikos skirtumai, nes, žinai, iš teorinės pusės aš visą tą pritariu 100%, Aš žinai, suprantu. labai svarbu. Ir tada turi kasdienybį, nu, taip sugrįžti pavargęs ir jis ant kiekvieno ant kiekvieno kampo kvestionuoja, ir čia tikrai reikia tą daryti, ir ar tikrai taip reikia daryti, ir ar čia dabar, o gal vėliau. Bet, žinai, taip. Tu susikoncentruoji į, žinai, gavusi klausimus dar, kai mes esam mažiau atsparus, ne, kai būnam pavargę, ten alkani, ne, ir, nu, tarsi, mums vienodai, žinai, ten visi kiti reikalai, mus diorgina viskas. Ir tada ateina vaikas ir pradeda čia klausinėti, nu, nesąmonių, ale. Bet jeigu tu pasižiūrėsi į tai, kokius klausimus vaikas užduoda, tai dėmesingai, žinai, ne automatizmo pagrindais, nu, tiesiog taip gyvenam ir čia nenustok čia klausinėti, ne, bet taip iš tikrųjų į dalyką pažiūrėti šviežiom akim ir, o kodėl tikrai mes taip darom? Ir tu pati savo atsakyti, pabandyk, žinai, o kodėl mes darom taip? Ar dėl to, kad taip įpratę? Nu, come on, čia ne argumentas, žinai. O kodėl mes taip įpratę? Nes kažkas tai pasakė. O mes kada nors šeimoje susėdom ir svarstėm, o kaip mums iš tikrųjų geriausia? Žinai, pavyzdžiui, mūsų vienas iš tokių dalykų, žinai, atrodo, vakarienė kartu visiems prie stalo, susėdo mane ir vakarieniaujam. Ir jisai, o kodėl būtinai aš turiu sėsti prie vakarienės stalo ir čia, nu, būtinai su jumis kartu valgyt. Ir aš galvoju, nuliau, kaip tu sakai, nu, ta prasme, kas čia per klausimus, tiesiog visi atsisėdom ir valgom. Bet aš galvoju, kai pradedi kvestionuoti tas visiškai bazinis, nu, bazinis dalykas, nu, tai tu supranti, kad, nu, tie argumentai yra nebent, kad iš tiesų, nu, galbūt yra kažkokių, tada reikėtų į mokslinius tyrimus eiti, kad gal geriau jautiesi, ne, nu, kai turi kažkokias šeimos tradicijas, ar ne, nu, turi kažkokį bendrumo jausmą ir panašiai, bet, pavyzdžiui, jeigu jam negroji, sako, man tas nesvarbu, ne, nu, ir toksai, žinai, tada, nu, gali iki tokių... Bet, matai, taip, bet čia mes einam į apskritai tokie, čia klausantiems, tai iškart labai siūlau dabar tempti ausis, žinai, nes apskritai santykių problema. Aš ir tu, mes žiūrim skirtingai į pasaulį ir aš sakau, mano įsivaizdavime pietus yra, kai visi prie stalo, ne? Tavo įsivaizdavime pietus yra, kai žmonės pavalgo. Bet visiškai nesvarbu, kur jie valgo, ką jie valgo ir kaip jie valgo, ne? Nu ir viskas. Ir tada aš esu piktas, kad tavo pasaulio suvokimas netitinka manojo ir kad tu kvestionuoji mano pasaulio suvokimą ir sukuri man nepatogumą savo pasirinkimais. Ir tada viskas, aš, nu, diorgi, tada prasideda šeiminiai ginčiai, skyrybos, kas tik nori. Nes tu nedarai taip, kaip noriu aš, o aš neklausiu, kaip nori tu. Čia, žinai, tik problema yra, kai 3 vaikus turi, žinai, daugiau vaikų. Tai vienas nori taip, o kitas kitai, o trečias trečiai. Aš šitoj vietoj, nu, tarkim, su savo vaikais žiūriu labai taip viską laisviau tikriausiai. Tai yra gerai, aš leidžiu tau daryti taip, kaip tu nori, bet su visom pasiekmėm tavo pasirinkimui. Ir aš po to šiek tiek pakomentuoju, nu, kokios ten tos pasiekmės. Nu, stengiuosi nemoralizuoti, bet, nu, parodyti, kad, žiūrėk, tu pasielgi taip ir iš to dabar yra taip. Tai aš galiu pasakyti, kad tai tikrai leidžia turėti gerokai geresnį santykį su vaikais. Jie žiūri mane kitaip tada, nu, nes aš nesu tas, kuris nurodo, kaip jie turi elgtis, gyventi ir daryti. Aš prašau jų elgtis vienaip ar kitaip, bet jie nebūtinai turi tą prašymą įgyvendinti. Ir aš, tarkim, prašau, nu, būtinė situacija, ne? Sakau, aš noriu, kad jūs susitvarkytumėt savo daiktus. Jūs galite tvarkytis, galite ne. Jeigu jūs nesusitvarkysit, susitvarkysiu aš. Ką tai reiškia, kad aš gaišiu laiką eidamas paskui jūs ir kai jūs norėsit mano laiko, jo jūs negausit, nes aš ėjau paskui jūs. Nu ir viskas, ta prasme, labai, man okei leisti jiems būti vaikais ir paskui juos ten eiti ir tvarkytis, bet aš leidžiu jiems suprasti, kad čia yra jų pačių sąskaita. Ir tada, kai jie grįžta, tėti, mes norim ten, aš sakau, gerai, palaukit, man reikia sutvarkyti jūsų daiktus. Jūs galite padėti ir mes padarysim greičiau, arba galite laukti, kol aš padarysiu ir laukti. Ir dažnai jie pasirenka daryti, nes, nu, jie nenori laukti. Ir jie puikiai supranta viską. Vaikas, ko man patinka, kad vaikai, kad jie dar nėra surakinti to automatizmo ir to įpročių ir tų visuomenės normų ir ko jie dar kvestionuoja, labai linkiu išlaikyti tą ir tikrai pabandyti atsakyti jiems tos klausimus, nesvarbu, kad tai užknisa iki negaliu.
Aš manau, mes gana taip natūraliai perėjom prie antros paslapties, kurią milijonieriai perduoda savo vaikams. Ir jinai skamba taip. Pirma, šeima. Tai kadangi apie tą šeimą ir kalbėjom, aš truputį gal daugiau papasakosiu konteksto, vėlgi, kokia mintis buvo autorius, kai jisai tą pristatė. Tai, kad jeigu norim uždirbti daugiau pinigų, reikia įdėti ir laiko, ir pastangų tam, kad sukurtumėm kažką. Ir natūraliai, jeigu įdedam daugiau laiko ir pastangų, tai mažiau laiko lieka šeimai. Bet jo mintis yra lygiai tokia pat, kaip tu sakai pačioje pradžioje, kad jeigu mes visą laiką ir visą energiją atiduosim pinigų uždirbimui, galų galę atsidursim ten, kad turėsim jachtą, ten šitą visą sodybą didelį, ar ne, ar ten kažkokį Vilniaus centre būtą, bet neturėsim nei draugų, nei šeimos nieko. Tai jisai sako, kad realiai reikėtų ką daryti, tai reikėtų nuo pasirinkimo antrosios pusės viskas prasideda, kad mes turėtume pasirinkti tokią antrą pusę, kuri labai palaiko mūsų viziją, mūsų tikslus. Ir tada, kai randam tokią pusę, kai mes kartu galime siekti dalykų, tokia yra bendra vienybė šeimoje, tada jau tas žmogus, ta antra pusė yra aukščiau už viską, nors to žmogaus poreikiai mums yra daug svarbesni negu ten bet koks pinigų uždirbimas. Ir jeigu yra ne kažkoks klešas tarp to, kad mums reikia verslui kažką skirti ar šeimai, tai mes tada renkame šeimą. Kaip visą tai tau skamba ir kaip, nežinau, praktikoje galbūt tau sekasi? Šitoje vietoje labai gerai, kad tu išplėtėjai, nes vien pasakymas pirma šeima, tai aš iš karto sakyčiau, come on. Apie ką mes kalbam, nes šiuo atveju kalba yra apie žmonių vertybinės sistemas, ne? Ir autorius deklaruoja ir parodo, kad tarsi tiems milijonieriams šeima yra kažkur ten aukštai pakankamai tam prioritetų sąraše. Ir čia yra dvi medalio pusės, čia galima būtų kalbėti daug ir nuobodžiai apie tą gyvenimo balanso klausimą, ne? Čia galima atskirą podcastą pasidaryti apie tai, kas tai yra gyvenimo balansas, kodėl čia, žinai, mes apie tai kalbam. Aš tai vadinu tokia iliuzija, realiai, kurią mes vaikomės ir nors ta iliuzija yra pasiekiama, bet dažniausiai pasiekiama, tu gali gyvenimo balansą turėti tada, kai jau turi dalykus, žinai. Tada tu sakai, okei, susitvarkiau, dabar galiu, šeima, žinai, vaikai, nes, tau staiga nebereikia, tavo gyvenimas pasikeičia iš principo, nes dingsta spaudimas išgyventi, nes tu perėjai tą išgyvenimo zoną. Bet dėja daugelis žmonių, jie ir numiršta to išgyvenimo zonoje ir tada, žinai, pirma šeima yra toks labai dviprasmiškas pasakymas, nes tai priklauso labai nuo žmogaus vertybinių dalykų. Jeigu žmogui šeima yra svarbu, tai jam viskas čia atrodys natūralu, ne? Pirma šeima. Bet tikrai yra žmonių, kuriem ne šeima yra pirmoje vietoje, net ne antroje, net ne trečioje. Ir tada ką mes teisim juos dabar, ne, kad jie tokie va. Ne, tai teisti turbūt nenorim čia, mes ne to susirinkom. Aišku, kad ne to, bet aš čia šiuo atveju kvestionuoju patį pasirinkimą, kad vien tai, kad žmogus neturi šeimos pirmoje vietoje, nėra nekoks blogesnis, prastesnis ar kažkas, tiesiog jo prioritetai yra kiti. Jį drivina gyvenime kiti dalykai. Kad tave drivina kiti dalykai, ar ne, tu, tarkim, daug laiko skiri tam, kad uždirbtum pinigų, ar tą verslą sukurtum, ar ką ten padarytum, ar karjerą galų gale padarytum, ar ne. Na ir galų gale vis tiek atsidurites ten 40-50 metų, ne, kai turiu daug pinigų ir neturiu draugų ir šeimos, nes vėlgi, tas bendras principas visatos, ne, veikia, kad ten, kur skiriu dėmesį, ten, kur skiriu energiją, tai ten daugiau visko ir turiu. Tai ar nėra rizikos ten nueiti ir ką daryti, kad ten nenueitum, net jeigu mano prioritetai šeimoje ten, nežinau, paskutinėje vietoje, bet, galų gale aš galiu racionaliai suprasti, nors dabar man neįdomu šeima, kad aš galbūt kažkada norėsiu tos šeimos ir tų draugų. Tai va čia dabar matai ir prasideda. Jeigu aš susirandu žmogų arba tu susirandi žmogų, kurio vertybinė sistema yra panaši, tai vadinasi, nebus disonanso tarp mūsų kasdieninių veiksmų viens kitam. Einant gyvenimui, tos vertybės jos paslankios yra pakankamai, ne? Tai jeigu mes ten, kaip tu, labai tu gerai prieš tai paminėjai, ne? Jeigu aš susirandu antrą pusę, kuri palaiko mane, palaiko viens kitą. Ir jeigu abudu žiūri, kad darbas yra prioritetas, ne? Nes mums reikia susikurti dalykus ir jie abudu tame gerai jaučiasi ir jie viens kitą skatina, tai tada jų ėjimo greitis bus didelis. Tada, tarkim, jie susikuria pagrindą, ne? Tada sako, dabar mes jau norim pabalansuoti truputėlį dalykus
Ir tada jau tada sako, gerai, jau šeimą, žinai, stumtelim aukščiau, čia vaikai atsiranda ir visa kita, bet jie eina tame kartu. Va čia turbūt esmė, kad jie eina kartu. Jeigu mes sumesim žmonės, kuriam reikia vienas darbas, o kitam vaikai, pavyzdžiui, ta prasme, užprogramuotas konfliktas. Nu, tai va, tai dabar klausimas tau dar vienas. Gal turi atsakymą? Tai, man atrodo, labai geras patarimas susiras gerą antrą pusę. Bet o ką dabar daryti, nes tarp mūsų klausytojų tikrai tikiu yra ne vienas, kuris yra santykėje, kur vertybės yra skirtingos šiuo atžvilgiu. Tarkime, mūsų klausytojas nori ten siekti daryti, uždirbti, gal ten sukurti kažką, o antra pusė nenori ir kaip tik tempia į kitą pusę. Ir aš tikrai pažįstu ne vieną žmogų, kuris kokį startupą, pavyzdžiui, daro. Tai startupo, kad daryti, pradžioje labai daug energijos reikia. Ir sako, 24 valandas darbo. Jo, ir sako, kaip žmona padeda ar trukdo, sako, labiau trukdo. Tai vat ką daryti tokiu momentu, kai yra tas disbalansas, gal turi kokių, vėlgi, praktinių patarimų. Aš galiu pasiūlyti tam tikrų išeičių šitoj vietoj. Jos nebūtinai veikia, nes vėlgi mes grįžtam prie to, kaip gerai mes pažįstam vienas kitą. Tam, kad pažinti vienas kitą, neužtenka gyventi po vienu stogu ir auginti bendrus vaikus ir ten turėti, žinai, bendrą ūkį. Tam reikia, labai daug kalbėtis realiai. Tai yra, dalintis gilesniais dalykais, negu ką valgysim šiandien, ne? O tam, kad tą galėtume daryti, reikia labai daug tokios brandos asmeninės, tai yra va čia kaip su tais vaikais, kur su tau, kur kvestionuoja, ne, visus dalykus. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš pasakoju tau kažką, kas mane drivina, tarkim, ne, arba žavi, o tau vienodai, visiškai neimponuoja tai, ką aš kalbu, ne? Žiauju. Jo, ir viskas, ta prasme, aš daugiau tau niekada nepasakosiu, nes aš suprantu, kad tau neįdomu. Ir kadangi aš negaliu tau papasakoti tai, kas man įdomu, nes tu žiauji, takoskyra iš karto atsiranda. Tas gepas, tas tarpas, jis gali būti mažas, gali būti didelis. Ir kai jis yra didelis, tu nerasi niekada supratimo savo pozicijai. Ta prasme, tik manęs, sakyk, Vincai, kad tavo šeima tai tobulai, viskas. Aš turiu pakankamai daug įtampų šito vietoj taip pat. Ir tai yra ta vieta, kuri yra labai didelė problema, nes vertybiniai dalykai mūsų šeimoje vis dėlto skiriasi. Ir manau, kad visose skiriasi, tai čia gal tai ir norėjau. Jo, klausimas, kiek daug, žinai. Ir taip, jeigu tu darai startupą, o mano įsivaizdavime šeima yra, kai visi namuose, tai ta prasme, santykių krizė garantuota. Ir čia mes galim sušvelninti šitus dalykus, realiai ilgomis kalbomis, netgi galbūt su moderatoriumi kažkokiu tais, nes kai dviese kalbam, lengva įsisiūbuoti į emocijas labai, žinai. Ir pradėti mėtytis ten lėkštėm ir padeliais. Kai yra moderatorius, tai jis biškai truputėlį pavedžioja, šiuo atveju. Padeda išlikti tokiam suvaldomam klimate ir padėti atskleisti požiūrio kampus. Bet vėl, tai, kad aš suprantu, pradedu suprasti, kame tu gyveni, visiškai nereiškia, kad aš tą noriu priimti arba gebu priimti. Nes man tai didelė vertybinė, žinai, takoskyra ir aš negaliu per save perlipti. Ir nesvarbu, kad aš suprantu, tam tokiam loginiam lygmenį, kad tau reikia laiko, kad tu padarytum dalykus, bet to neužtenka, dėja. Jo, nes aš dabar tavęs beklausydama, tai galvoju, tikrai žinau turtingų žmonių, kurie sako, kad ta antra pusė nesupranta, kiek man reikia laiko investuoti, kad aš pasiekčiau tą rezultatą. Ir galbūt antra pusė, pavyzdžiui, jai patinka mėgautis rezultatu, pinigais, nežinau, kelionėm, dar kažkur, bet to, kiek reikia įdėti pastangų, nebūtinai supranta. Bet tavęs beklausydama, aš galvoju, tai pagrindinė žinutė yra, kad jeigu yra vertybinis sutarimas, reikia tiesiog pasiruošti krizėm ir, kažkaip... Čia šitoj vietoj, žinai, mes... Kalbant apie gyvenimą yra visokių jeigu, kas ir taip toliau, ir šitoj vietoj taip, pasiruošti reikia krizėm. Ir vis dėlto aš esu už tokios pozicijos, kad ir kaip tai nepopuliariai skamba, kad žmonės gyvenime ateina ir išeina, nepriklausomai kiek yra artimi. Tai jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi tikrai didelės ambicijas ir dabar yra gyvenimo tarpsnis, kai jam
Žinai, tai yra va, tas once in a lifetime, žinai, jo galvoje dalykas. Ir jeigu yra inkaras, tai tikrai siūlau pagalvoti, ar nereikia inkaro nupjauti. Net tomis drastiškomis priemonėmis. Kartais taip yra geriau. Aš matau žmonėm, kad taip yra geriau. Jo, tai negaliu tam prieštarauti, ir ne, tik tai gal čia noriu žvaigždutę uždėti, kad mes nesam kažkokie skyrybų propaguotojai, tiesiog. Ne, jokių būdų. Apie vertybių. Jeigu galit sudylinti, tai tą ir darykit. Bet jeigu ambicijos yra tikrai didelės ir tai yra tas gyvenimo statymas, žmonės ateina, žmonės išeina. Taip, tas išėjimas turi pasiekmes, vienareikšmiškai, tai irgi pasverkit pasiekmes, nes jos lydės visą likusį gyvenimą. Kaip kitas inkaras, žinai, ir tas kitas gali būti gerokai didesnis, negu tas, kurį tempia dabar, žinai. Kaip žinia, tą dabartinį inkarą, tai gali pamatuoti to ateities inkaro. Tiesa, negali. Taip. Ir čia yra tokia labai slidi tiek moraliai tema, tiek turėjime drąsos imtis sprendimų, kurie turi tik tais galimybę kažko išversti, bet jokių garantijų. Gerai, tai manau, galim šią temą baigti. Norėčiau pereiti prie trečiosios paslapties, ir trečioji paslaptis skamba taip. Siek galios. Galia ar jėga, jinai turi gal kai kuriems žmonėms ir neigiamą atspalvį, nes labai daug yra žmonių, kurie tą galią naudoja, kenkiant kitiems, gal tai pavadinsiu, kad ir tie karai pasauliniai irgi yra apie tai. Taip, bet vis dėlto, jeigu mes tą galią naudojame etiškai, tai tikrai galime pamatyti, kad tai yra nuostabus dalykas, nes mes galim pasiekti rezultatų. Ir vėlgi, iš autoriaus perspektyvos jisai sako, kad visi turtingieji turi tam tikras strategijas, kurios duoda jiems tos galios. Ir tas strategijas, jisai vardina 3 konkrečias strategijas ir apie jas gal ir norėčiau padiskutuoti, gal turėsiu kokių nors kitokių, ar ne. Tai pirma strategija yra gerai baigti mokyklą gerais pažymiais. Kodėl? Todėl, kad turėdamas gerus pažymius gali turėti gerus santykius su mokytojais, ten, nežinau, mokyklos administracija, kas tau tie kontaktai po to ateityje padės. Ir plus tu galėsi įstoti į tą prestižinį universitetą. Prestižiniam universitete vėlgi surasi žmonių, kurie visą gyvenimą tie kontaktai tau padės, nes protingi žmonės galų gale ne kažką gero padaro. Ir trečia strategija, kai jau ten baigi tuos universitetus, tai tuomet apsigyven geroj kaimynystėje, čia gal daugiau Amerikai taikoma, nes galvoju, Lietuva gal ta kaimynystė nėra taip jau labai svarbu, ar ne, bet Amerikoje ten tikrai tie turtingieji ten vienoje kaimynystėje gyvena, ten tie vargingieji kitoj. Ir priklausyk tam tikrom socialiniam grupėm, pavyzdžiui, tokį kokią nors asociaciją ar ten klubą, kokį nors, kad palaikytum tos socialinius ryšius. Tai aš čia kaip perskaičiau, tai man tokių visokių labai įvairių jausmų kilo, tai gal papasakok tu, ką tu galvoji apie šios strategijas. Tai pirmas pamastymas jie gali, žinai, tai kas ta galia, ne? Tai iš to, ką tu vardini, labai aiški žinutė, kad mes kalbam apie socialinį kapitalą. Kokybišką socialinį kapitalą, žinai. Ir tai yra tik vienas turbūt tas galios aspektas, nes ta galia jinai gali būti labai įvairi, bet kuriuo atveju aš viską taip matau šito vietai, turbūt labiau kalbėčiau apie įtaką, ne apie galią, bet apie įtaką, apie tokį savo žodžio svorį, ne, ir savo veiksmų ar sprendimų, kiek toli jie gali pasiekti. Ir kiek tai bus kvestionuojama arba ne šito vietoj. Tai kai turi galią, tai reiškia, kad turi svertus. Etiškus, neetiškus, čia jau kiti reikalai, bet tu turi mygtukus, kuriais gali paspausti ir gauti rezultatą. Tai jeigu mes turim socialinį kapitalą, apie ką tu kalbėjai, tai reiškia, kad aš pažįstu žmonės ir aš galiu su jais familiariai spręsti klausimus. Ir kai man reikia paspausti C, aš galiu paskambinti B, kad jisai paspausti C, ne? Nes pats C tiesiogiai negaliu. Tai čia yra apie tos svertus. Ir klausimas čia turbūt man dar vienas kyla, tai gerai, galia ar pinigai? Tai kas pirmas? Čia kaip su višta ir kiaušiniu. Retai, kada turbūt turim atvejį, kai žmogus yra įtakingas, bet neturtingas, ne? Ar pažįsti tokį? Neturtingi, bet įtakingi. Nes politikoje, ta prasme, nebūtinai žmonės turtingi, nes ten, tarkim, tas pats Seimo nario atlyginimas ten 2000 su biškiu, ar ne, tai nėra kažkoks kosmosas,
Tai jeigu neturi tų kažkokių aplinkui, ne pinigų, nu, ir esi sąžiningas politikas, tai gali būti neturtingas, bet santykinai įtakingas, nes, nu, tu turi įstatymo tą leidžiamąją galę, ne, nu, tai realiai gali kokį įstatymą išleisti. Jo, bet tavo įtaka priklauso ne nuo tavęs asmeniškai, o nuo tiek, kiek tu partijos draugų pažįsti ir kiek gali įtakoti sprendimus, kurie yra priimami Seime. Jo, bet tu klausai, ar gali būti neturtingas, bet tik įtakingas. Tai bet šiuo atveju, nu, mes tikrai negalim sakyti, kad Seimo narys yra neturtingas žmogus. Nu, jeigu neturtingas bomžas, čia gal irgi reikėtų apibrėžti, kaip milijonierių bandom apibrėžti. Bet turiu omeny, kad dažniausiai tai, nu, eina pakankamai šalia, nes augant turtui didėja ir įtaka natūraliai. Ir jeigu tu sugebi užauginti turtą, ne, bes tokių galios svertų, nes, nu, tavo niša, tavo, nežinau, specialybė, tavo veiklos sritis leidžia, nes tikrai yra sričių, kur tu gali tą pasiekti, ypač šiandieninėme globaliame pasaulyje, kur tau, nu, tu gali sėdėdamas Lietuvoje, pardavinėti Amerikoje, žinai, ten pas nieką nereikia eiti, kad pasiektum ten klientą ABCD, nes tu pasiekiai tiesiog šiandieninė įrankį leidžia, bet tau susikūrus turtinę bazę, tu automatiškai gauni svertą, nes tu gauni finansinį pajėgumą, kuris leidžia tau teisinės paslaugas pirkti, ne, leidžia statuso simboliais apsikarstyti, kas natūraliai yra irgi galios simbolis, nes jeigu aš ateinu apsirengęs vienaip, mane priima vienaip, jeigu aš ateinu apsirengęs kitaip, mane priima kitaip, ir čia, na, aišku, toks šitai lengvas disonansas, nes aš dažniausiai, nu, man nepatinka rengtis ten taip, vat, kaip finansų konsultantai rengiasi. Ir tada jo, ateina čia kažkoks, va, žinai, ir aiškina apie pinigus, ne? Nu, lengvas disonansas yra, bet aš tą suvokiu, žinai, tai yra mano pasirinkimas. Aš suprantu savo pasirinkimo grėsmę, bet aš vis tiek renkuosi taip daryti, nes žmogui pabuvus su manimi tie dalykai tampa nebesvarbus, nes mano transliacija įgauna tą svorį ir galę, kuri reikalinga, kad žmogų pasiekti. Ta galia sutinku, kad jos reikia siekti, nes jinai įgalina dalykus daryti. Bet, nu, mes grįžtam prie to etikos klausimo, kad jeigu žmogus gali naudoja, nu, taip kenkti arba siekti savo dalykų kitų sąskaitą, bet čia, žinai, vėlgi, nu, mano moralinis kompasas taip veikia, kitų nebūtinai taip veikia ir nu, kito gerovė nėra joks prioritetas kitam žmogui ir čia vėl reikia, ta prasme, mes negalim smerkti, niekaip, tai yra tiesiog, taip veikia kitas žmogus. Mums kaip asmenybėms yra vienas iš tokių didžiausių gyvenimo iššūkių priimti kitą su viskuo, su kuo jis ateina. Ir turėti santykius, kai, nu, jie elgiasi ne taip, kaip mes pasaulį suvokiam. Aš tavęs beklausydama apie tą, sakai, kad apibrėžim, kas yra galia ir sakai, kad autorius apibrėžia tą kaip socialinį kapitalą, galvoju, kad jo, nu, bent jau šitoj minty, šitoj paslapty, ar šitoj tiesoje, jis tai apibrėžia kaip socialinį kapitalą. Tikrai galia gali būti nebūtinai per socialinį kapitalą, bet grįžtant prie tų strategijų, kurias jisai siūlo. Mokykla, universitetas ir klubai, ne? Čia šito vietoj, žinai, va, tu susakėjai ir tada sėdi dabar velniukas ant peties ir, žinai, sako, nu, briedas kažkoks. Ne, aš sutinku su to, kas parašyta po kiekvienu punktu, ne, kad jeigu tu gerai mokaisi, tai tu turi gerą santykį su mokytoju, natūraliai, nu, kitaip negali būti. Tai reiškia, kad tu patinki mokytojui, nes su tavim lengva, ir tai reiškia, kad tau atsidaro gerokai daugiau galimybių, nes tu patinki mokytojui, žinai. Tada patinki direktoriui, tada, žinai, švietimo ministrui staiga patinki, žinai. jau žiūrėk, viskas fainai. Jeigu mes imam ten universitetą, tai vėl, jeigu tu esi eilinis studentas, tai yra viena, jeigu tu esi aktyvus studentas, dar jo labiau dalyvauji ten kokioje studento atstovybės veikloje, tai yra visai kas kita. Tada tu tiesiog turi žymiai platesnį kontaktų ratą, ir į tave tiesiog žiūri kitaip. Jau dėstytojas per paskaitą, dėstydamas tau, žino, kad tu esi ten koks nors atstovybės, žinai, žmogus, kuris yra aiškus ir jis tiesiog su tavim kitaip bendraus, natūraliai. Ir tas su kaiminystė irgi visiškai tas pats. Nu, jeigu tu gyveni apsupta žmonių, tokių, kurie yra geresni už tave, natūraliai, kad
tu tapsi geresnis. Nu, čia užprogramuota, ne veltui sako, parodyk draugus, pasakysiu, koks tu, nes jeigu tu nori pasiekti, tu turi ištraukti save į aplinką tokią, kurioje tu sieki būti. Nesi dabar, bet sieki būti. Ir natūraliai aplinka tau padės ten nueiti, nes ten visi jau yra ir jie tau padės tiesiog greitesniu būdu nueiti. Ir čia mes grįžtam, žinai, į tą šeimos dalyką, kad jeigu tu gyveni šeimoje ir tai nėra tas kontekstas, kuriame ta šeima nėra tokia, kokia tu nori būti, tai trauki draugystę su šeimom, kurios pagal tavo įsivaizduojamą modelį veikia ir žiūri iš arti, kaip ten viskas vyksta ir tada galbūt ir ta antroji pusė, tai bus paveikta to paveikslo, kurį mato, kas greičiausiai taip ir vyks, nes labai retas žmogus turi tos stiprybės save formuoti, dėja mus formuoja aplinka. Tai žinant, kad mus formuoja aplinka, turim dėti save į tą aplinką, kuri palankiai formuoja, o ne ten, kur destruktyviai formuoja. Ir šitoje vietoje dėl ko velniukas, kad vėl mes tokią banalią tiesą bandom žmonėm įkalti, ale tiesą, čia kvestionuojama tiesa, kad mokykla, universitetas, žinai, darbas. Tokia... boring, jau girdėjau. Tai ir šiuo atveju aš labai, dažnai tokiuose kontekstuose prisimenu Demarko, labai rekomenduoju paskaityti, kad, jis ten irgi pasako apie tai, kad, tu negali eiti pramintų keliu ir turėti kitaip. Ta prasme, ir tu ir nueisi ten, taip, tu turėsi gerus pažymius, pabaigsi prestižinį universitetą, turėsi gerą karjerą, kuri leis tau gerai gyventi, ne? Jo, prie pirmos paslapties, kur sakėm, kad reikia kvestionuoti tas normas, ne? Taip, tai šitoje atveju kvestionuoju, žinai, kodėl taip. Kitoje medalio, čia, žinai, vienas kraštutinumas, kitas kraštutinumas, kur mes turim, nebaigė mokyklos, bet padarė milijardus. Pavarysiu. Tai ir, žinai, aš kaip žmogus iš vienos pusės esu masinamas to standarto, ne? Gerai baig mokyklą, baig gerai universitetą, dalyvauk socialiniam gyvenime, turėsi sotų ir ilgą gyvenimą, ne? Yra modelis toks, tu prasme, jis veikiantis, ne? Yra kitas modelis, kad ignoruoji viską ir, kali savo svajonę tol, kol jinai išsipildo. Ir tada pakeiti pasaulį. Patikėkit, kiek man žinoma, pasaulis keičia ne tie, kurie tavo išvardintais žingsniais eina. Bet čia vėl, ne visiems to reikia ir mes esam skirtingi žmonės. Tai kai vaikas yra kvestionuojantis, tai galbūt jį grūsti per mokykla, universitetas, kaiminystė, nes galbūt nėra tinkamiausias pasirinkimas. Bet žmonėms, kurie tokie, gal biški nesvarbu, ką veiksiu, nežinau, ką veiksiu, nenoriu pakeisti pasaulio, tai yra geras pasirinkimas, nes tai yra tvoros, avių bandai, per kurias jis gali. Aš su šito visiškai sutinku, nes aš visą laiką, kai tikrai daug esu skaičius tų visokių ir knygų, tų saviugdos, ir biografijų žmonių, ir pavyzdžiui, tas pats Fordas, jisai sakė, kad jis nuo pat mažumės ten norėjo sukurti kažkokį ten, gal ne mažumės sukurti, bet kažkurio momentu ten suprato, kad nori sukurti tą mašiną, kad visi galėtų ją važinėti automobilį. Ir aš galvoju, bet žmonių, kurie tiksliai žino, kaip tu, Vincai, sakai, ne, nuo pat mažumės, kad aš čia noriu pakeisti pasaulį, man neįdomu ta mokykla, universitetas, čia nieks man neįdomu, aš šitą varau, yra, turbūt, nežinau, 1%, tai yra tie labai... Taip, net ne vienas, jų yra vienetai. Tai va, ir tada yra visi kiti, kurie prisiskaito, kad jo, čia tipo reikia kažko norėti, reikia pačiam eiti, bet jis nežino, kur jis nori nueiti. Pradėkime nuo to, kad mes, didžioji dalis žmonių net nežino, negali nueiti vidurį ir paklausti, ko aš noriu, net jeigu nueina ir paklausti, ko aš noriu, ten nėra labai aišku, gal biški to, gal čia šito, dar reikia paieškoti savęs, ar ne, ir tą pabandyti, ir na. Ir aš galvoju, kad jeigu tiksliai žinai, ką nori, ir jeigu vaikas žino, ar jūs besiklausant, žinau, tai ar aš, pavyzdžiui, žinau, tai reikia imti ir daryti, bet jeigu nežinai, tada gal iš tiesų tas kelias ir tos strategijos ir nieko, kol išsiaiškini. Taip, bet tai yra, ir aišku, čia absoliučios tiesos niekada nebus, vėlgi grįžtam prie to, kad mes visi labai skirtingi ir visi iš skirtingų dalykų jaučiam tą gyvenimo pasitenkinimą, ne?
nes vienam reikia to nuolatinio pasipriešinimo žvarbaus vėjo veidą, kad jis jaustųsi gyvas, ne? O kitas puikiai jaučiasi susisukęs į adialą ir gerdamas šiltą arbatą, žinai. Ir sako, ko jis ten durniai einat, nesupranta. O tas galvoja, ko tu ten sėdi ant tos sofos, žinai, kiek galima pamatyti, padaryti. Ir, tiesiog žmonės yra skirtingi, bet vėl mes grįžtam prie to, kad ta paslaptis, apie ką tu kalbi, jinai galioja, tai žmonių grupė. Tiem 1000, kurie buvo apklausti. Potencialiai, ten greičiausiai irgi buvo nukrypimų, bet čia tokia bendrinė išvada, ne autoriaus. Bet yra dar 2000 milijonierių, kurie sakys, ne, man šitas negroja. Ir mes niekada neturėsim to tokio bendro paveikslo, ne, ir negalėsim užmauti visų ant vieno kurpalius ir pasakyti, kad čia absoliuti tiesa. Todėl šitoje vietoje aš vėl raginu ir grįžtu prie esminio dalyko. Mes privalom susivokti ir žinoti, ko mes norim. Kai mes žinosim, ko mes norim, gyvenimas pasidarys labai paprastas. Jis netaps lengvesnis, žinai, greičiausiai sunkesnis, bet jis taps paprastas. Paprastas tame, kad staiga pasidaro aišku, kodėl aš sakau ne arba taip, kodėl aš darau tai, o ne kažką kitą, kodėl dabar aš, pavyzdžiui, kalbu su tavim, o ne guliu pliaže. Kodėl? Nors oras visai neblogas. Kodėl? Nes pliažas man vienodai. O čia aš matau prasmę, supranti? Nes tai suteikia man potencialiai prisiliesti prie žmonių širdžių ir galbūt nors mažyčių gabalėlių pakeisti į gerą jų gyvenimo kryptį. Ir viskas. Ir aš dėl to eisiu, mesiu, man ten, žinai, komfortas vienodai šviečia. Nes aš žinau, ko aš noriu. Ir labai linkiu žmonėms susirasti, ko jie nori, nes tada labai jums bus lengva atsakyti, tai ar tas kelias, geri pažymiai mokykloje, geras universitetas, gera kaiminystė yra tai, kas veda jūs ten, kur jūs norit nueiti. Super, čia kaip motyvacinė kalba. Bet žinok, Lina, tame ir esmė, kodėl mes džiazavom apie pinigus, kad pinigai, kai išimti iš konteksto, tai yra tokie, kodėl žmonės sako, sausa, tokia neįdomi, banali tema, nes jie izoliacijų niekada nebūna. Kai aš paimu pinigus, staiga įsijungia visa mano vertybinė sistema ir pasaulio suvokimas, kaip aš su jais elgsiuos. Paimu iš savo rankų, įkišu į tavo rankas, visai kitaip tie pinigai atrodo. Nors mes kalbam apie tą patį ten 100 ar 10 eurų, ne? Tik tu eisi pirksi kavą, pavyzdžiui, ne? O aš, tarkim, nežinau, ten monetą. Nes tiesiog, viduj kitaip sukasi dalykai ir žmonės elgiasi skirtingai. Ir mūsų uždavinys, šiuo atveju, bekalbant, praplėsti žmogaus galimybių lauką, to pasirinkimų lauką, žinai. Kvestionuoti jų požiūrį į gyvenimą. Mes darom tai, ką daro tavo vaikas su tavim. Labai gerai. Ir aš šitoje vietoje iš tiesų norėčiau pabaigti mūsų diskusiją. Mes praėjom dar tik 3 paslaptis, bet dabar paliksiu tą kabliuką visiems besiklausant. Kokios tos kitos, dar 2 paslaptis paliksiu kitam kartui. Ir norėčiau čia šitą vietą apibendrinti mūsų diskusiją. Tai aš pati, iš tiesų nors sakiau, kad bus labai nepraktinė mūsų diskusija, bet užsirašiau tokius gana 3 praktinius dalykus, kur aš pati galvoju išsinešu. Tai pirmas dalykas, tai man Vincai labai patiko, kaip tu sakai, ką tu darai, kai vaikai nesitvarko, kad tu sakai, gerai, aš sutvarkysiu, bet čia yra mano laikas ir kai jums reikės mano laiko, tai tada jau reikės palaukti, ar ne, arba aš jums jo neduosiu. Aš galvoju, šitas geras, nes aš kartais tikrai galvoju, čia ir vėl tvarkytis, ir vėl čia 10 kartų priminti ir vis tiek nesusitvarko. Tai toksai išbandysiu praktikai. Antras, kurį užsirašiau, tai yra apie tą susiraskime tą antrą pusę, kurio vertybinė sistema yra panaši mūsų. Tai čia dėja, bet priklausomai nuo gyvenimo situacijos nebūtinai dabar gali tą faktiškai pritaikyti. Bet jeigu esat ne ten, kur renkatės, o ne jau pasirinkote ir esat ne su tom pačiom vertybėm esančių žmogum, tai aš iš čia išsinešiau, kad labai irgi tavo geras praktinis patarimas, eikit bendrauti su šeimom, kurių modelis jums patinka ir tokiu būdu, ar ne, tai įdės tokio gal kažkokių naujų vėjų į tą šeimos gyvenimą. Tai o gal tu gali pasidalinti, kas tau labiausiai išstrigo iš tas diskusijas ir ką tu išsineši?
keli dalykai irgi, kurie sukasi mano galvoj, tai vėl, aš dar kartą tokiose diskusijose įsitikinau, kad savęs pažinimas yra labai svarbus dalykas. Ir jis apsprendžia labai daug mūsų gyvenimo laimių, nelaimių, sėkmių ir nesėkmių. Kitas dalykas, kad, su tuo irgi susijęs, kad, baimių klausimai, žinai, nes visos tos trys paslaptis yra labai susijusi su tuo gebėjimu laikyti savo linijos. Tai tarkim, jeigu mes kalbam apie ten avių bandą, tai eiti prieš bandą yra žiauriai sunku. Tikėti tiek, kiek tikėjo Fordas automobiliu, arba Edisonas lempute, reikia beprotiškos stiprybės asmeninės. Už tai tos istorijos mus taip įkvepia, nes tai parodo, kiek žmogus gali būti stiprus. Šitoje vietoje man labai, tarkim, mes su Jaunimo finansų akademija jau 2 metus dirbam, ne? Ir, atrodo, visai daug padarėm, bet dar realiai nelabai daug, ne? Ir tada, aplinkiniai klausė, sako, žinai, Vincai, o tai kada jau čia ta sėkmė, žinai? Ir aš sakau, chill, žiūrėkit, aš jums siūlau paskaityti Napoleoną Hillą. Buvo toks bičas, ten 20 amžiaus pradžioje gyveno, labai gerą tokią sistemą yra padaręs, kurią pranešė per visą Ameriką ir 1000 žmonių išmokė, kurie pakeitė savo gyvenimą. Bet ten man esmė yra labai paprasta. Žmogus tiek tikėjo tuo, kas buvo jame, ta idėja, kad jis 25 metus tai darė, kol jam pavyko. 25 metus, ta prasme, suvokit tą skaičių per savo gyvenimo prizmę. Gal kai kurie klausantis net negyveno tiek, žinai. Ir tada aš suprantu, kad mano 2 metai šalia tų 25 yra nieko ir aš dar tik kojas apšilau. Ko jūs norit, žinai? Ir aš daug pasiekiau. Aha, ta citata, kuri sako, kad sėkmė ateina per vieną naktį, po 10 metų nuoseklaus kiekvieną dieną darbo. Nes mes dažnai, ką matom, tai ta, kad čia kažkam labai pasisekė ir staiga čia kažkas ar ten tapo žymus, ar ten daug pinigų uždirbo. Bet iš tiesų, nematom to, kaip tu sakai, 25 metai, ar 10 metų, ar 15, bet tai dažniausiai... Taip, ir mes nematom tų, kiek žmogus realiai klupo, kiek žmogus turėjo kovoti prieš, durnas, ką tu čia darai, kada tu čia mesi tą nesąmonę požiūrio. Nes visi, net nebijoju, kad visi aplinkui anksčiau ir vėliau pakomentuoja taip, jeigu tau ten per pirmus pusę metų nepasiseka, žinai. Ir žinai, ir pirma mintis, kuri man ateina, tai yra Dominika Banevič, kadangi ką tik tą olimpinį sidabrą. Ir aš tikrai nebejoju, kad kai jinai iš YouTube pradėjo tą breiką mokyti šokti, aš neskaičiau, bet aš taip įsivaizduoju, dabar šokia žmogus breiką. Tikrai buvo komentatorių, ką tu čia darai, vaikeli, eik tu mokytis ar ten kažką. Eik tu, baig gerai mokyklą, įstosi gerą universitetą, žinai, gyvensi gerai kaiminystėje, nors mergino širdis sako, ne, aš noriu šokti breiką ir aš darau viską, kad aš galėčiau iššokti. Ir man neįdomu, ką jūs sako. Ir tada tokie žmonės pasiekia rezultatus ir tada mes staiga atrandam, žinai, žvaigždės, nors jie dieną naktį nuo pat mažumės arėja realiai, kad ateitų ten, kurie yra dabar. Ir tada taip, jie tampa mūsų gyvenimo ikonomis ir įkvėpimo šaltiniais ir mes tada realiai mėgaujamės jų spinduliais, susiasmenindami, su jų rezultatais. Bet kažkodėl neatsisukam į save ir nepasakom, gerai, dabar aš 10 metų varysiu ir tada turėsiu panašiai. Aš tai jau po metų noriu, žinai. Mėnesio, geriau po mėnesio, net ne po metų. Taip, geriau po mėnesio. Tai čia tie keli dalykai. Ir kitas, ką aš irgi išsinešu, tai tą vis dėlto labai tokį svarbų momentą, kad šeimoje reikia kalbėti apie savo vertybinės sistemas, neslapukaujant ir tikintis, kad kitas supras. Tikintis. Bet jeigu jūs nekalbėsit, jūs niekada nežinosit, nes tokie dalykai nėra savaime suprantama. Aš apskritai dažnai sakau ir žmonėms, ir savo, nėra nieko savaime suprantama. Tiesiog, jeigu pasakė žodį milijonierius, tai aiškinamės, apie ką čia kalba, nes aš nesuprantu, kas yra milijonierius. Arba aš suprantu greičiausiai kitaip. Tai įeiti į tą poziciją, kad ne aš suprantu, bet į tą, kad aš nesuprantu. Ir visada klausiu, ir visada aiškinuosi, ir visada kvestionuoju, ne? Tai kaip ten yra ir kodėl taip yra, ir kas tavo galvoje dedasi, nes tik tais tokios diskusijos leidžia, iš tikrųjų suprasti, pabandyti suprasti vienas kitą šeimoje ir nuo ten atsispirti.
Ir tada palaikymo greičiausiai bus daugiau ir tos tolerancijos nukrypimams nuo vertybinės sistemos mano bus daugiau tavo, ne? Tai nes mes bendraujam, tu aiškinės, tu daliniesi, tu aiškini, kodėl tai svarbu, tu pieši, kur tu nori nueiti, kas iš to bus man, žinai, ir tada galbūt aš galiu laukti. O jeigu tu sakai, aš tiesiog man reikia dirbti ir nieko neaiškinti, tai sakai, trinktų galvą, žinai, kiek tu ten gali dirbti. Gerai, tai ačiū tau labai, tikrai buvo labai įdomi diskusija ir kadangi tai yra mūsų pirmoji laida, tai labai noriu padėkoti visiems mūsų klaususiems ar žiūrėjusiems ir tiems, kurie žiūrėjot, noriu paprašyti palikti atsiliepimą, kas jums labiausiai užstrigo iš mūsų diskusijos, kokią pagrindinę mintį išsinešate jūs. O kitą epizodą tikrai nufilmuosime su Vincu, nes dar tų paslapčių liko neatskleistų. Taip, tai manau, kad mūsų sprendimas tikrai priklauso ir nuo jūsų, mėly klausytojai ir žiūrovai. Labai lauksim jūsų nuomonės ir taip pat kokią temą turit įdomią apie pinigus, tai irgi galite pasiūlyti, būtinai ją atsižvelgsim kituose. Tema apie pinigus, bet suprantat, kad tai toli gražu ne tik apie pinigus. Nes mes džiazuojam. Džiazuojam. Gerai, tai ačiū dar kartą visiems ir iki. Ate.